Įstatymų leidyba yra rimtas dalykas. Ji veikia kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą. Aiškus ir veiksmingi įstatymai yra būtini teisingai ir tvarkingai visuomeniai. Kai įstatymai parašyti prastai, pasekmės gali būti sunkios. Atsiranda nesusipratimų, ginčiai daugėja, silpnėja patys mūsų teisinės sistemos pagrindai. Tiksli kalba yra gerų įstatymų pagrindas. Kiekvienas žodis turi reikšmę. Kiekvienas sakinys turi būti vienareikšmis. Įstatymų rengėjai prisiima didžiulę atsakomybę. Jie turi užtikrinti, kad įstatymai būtų aiškus, glausti ir lengvai suprantami. Įstatymų leidybos tikslas paversti politiką veikiančiais įstatymais. Tam reikia ne tik teisinių žinių, bet ir gilaus temos išmanimo. Gerai parengtas įstatymas yra aiškumo ir tikslumo šedevras. Jame nepaliekama vietos abejonėms ar dviprasmybėms. Įstatymų leidyba yra kupina galimų spąstų. Viena dažniausių klaidų – netikslus teisinių terminų vartojimas. Teisinė kalba gali būti sudėtinga ir niuansuota. Net ir nedidelis netikslumas gali turėti reikšmingų pasekmių. Kita dažna klaida – terminų nesilaikymas. Skubotai parengti įstatymai dažnai būna prastai parašyti. Tokie įstatymai dažniau ginčijami teisme. Tai gali sukelti brangius bylinėjimus ir įgyvendinimo vėlavimus. Dviprasmybė yra didžiausia įstatymų leidybos nuodėmė. Kai įstatymas gali būti interpretuojamas įvairiai, tai sukelia painiavą ir netikrumą. Tai kenkia teisiniai valstybei ir mažina visuomenės pasitikėjimą. Veiksminga įstatymų leidyba reikalauja kruopštaus požiūrio. Būtina konsultuoti su ekspertais. Temos specialistai pateikia neįkainojamų įžvalgų. Jie užtikrina, kad įstatymas būtų techniškai pagrįstas ir atitiktų numatytus politikos tikslus. Reguliariai vertinimai yra labai svarbus viso įstatymo rengimo proceso metu. Šie vertinimai padeda anksti nustatyti ir ištaisyti klaidas. Jie taip pat užtikrina, kad kalba išliktų aiški ir glausta. Paprasta kalba yra svarbiausia. Teisinio žargono reikėtų vengti, kai tik įmanoma. Sakiniai turi būti trumpi ir aiškus. Tikslas – padaryti įstatymą prieinamą visiems, o ne tik teisininkams. Skaidrumas yra būtinas, kad visuomenė pasitikėtų įstatymų leidybos procesu. Atviri ir prieinami įstatymų leidybos procesai leidžia geriau kontroliuoti visuomenę. Tai padeda užtikrinti, kad įstatymai atspindėtų žmonių valią. Kokybės užtikrinimas yra labai svarbus įstatymų leidyboje. Būtina atlikti išsame analizę ir ekspertų vertinimus. Šios priemonės padeda užtikrinti, kad įstatymai būtų teisiškai pagrįsti, atitiktų galiojančius teisės aktus ir pasiektų savo tikslus. Apibendrinant, galima teigti, kad veiksminga įstatymų leidyba yra labai svarbi gerai veikiančiai visuomeniai. Vengdami dažniausiai pasitaikančių klaidų, taikydami geriausią praktiką ir teikdami pirmenybę skaidrumui ir kokybei, galime sukurti aiškius, veiksmingus ir geriausius žmonių interesus atitinkančius įstatymus.